Sveiki bičiuliai, sveikinuosi su jumis iš Vilnius Auto Show Litexpo parodų centre vykstančio renginio. Kiek daug automanų, autofanų susibūrė į vieną vietą ir labai esu džiaugiuosi, mes kartu su Kraunu partneriais Noblu stengiamės neatsilikti ir čia keliam šurmulį, triukšmaujam, leidžiam muziką, dalinam prizus, organizuojam žaidimus, vyksta veiksmas. Šiandien noriu pakalbinti renginio organizatorius ir kelis žmonės, kurie visą laiką mano fokuse ir objektyve buvo. Vienas iš jų yra Vilnius Auto Show renginio organizatorius, vienas iš organizatorių Donatas. Pakalbinsim ir Irmantą Noblo, šio reto išskirtinio automobilio savininką. Pakalbinsim ir Lietuvoje, ir pasaulyje gerai žinomą personą. Tai yra visiškas nutrūktgalvis, kuris atlieka nerealius triukus su motociklu. Tai yra Šarūnas Kezys. Ir būtent taip mes atidarome šių metų automobilių renginių sezoną. Porą metų atgal dalyvavęs vienam renginį, tiesiog širdis jautė, kad reikia prijūti prie vieno žmogaus. Ten beje mes susipažinom su Irmantu Garage Motor Show 2023 arba 2. Jau net nebepamenam, kiek laiko praėjo, bet toks apsilankimas pas tave, kaip sakoma, įėjau į dieną, paspaudžiau ranką, sakau, labas, aš Julius. Ir mes noriu pakalbėti. Kalbam. Taip mes ir susipažinom ir mūsų draugystė tęsiasi toliau. Tavo draugystė su Noblu irgi tęsiasi. Niekas nebandė iš tavęs jo atimti? Ne, kol kas dar niekas nebandė atimti. Noblas puikuojasi parodoje. Krauno stende. Noblas atrodo labai gerai. Šis automobilis ypatingai traukia žiūrovų akį. Pastebėjai, kiek susidomėjusių yra iš tiesų? Šiaip jo, nemažai iš tikrųjų praeina. Jūs šaunuoliai, jūs patys irgi pasiruošėt, visi ledai, ekspozicija. Man labai patinka, kaip atrodo mūsų stendas. Ačiū tau visų pirma. Ačiū, kad pakvietei. Kas būtų, jeigu Noblo nebūtų tavo gyvenime? Tu nežadi jo parduoti? Už gerą pasiūlymą viską galima parduoti. Už gerą kainą galite nusipirkti Noblo M12 3R. M12 3R. Koks turėtų būti žmogus, kuriam ne kiekvienamgi turbūt perleistum tokį automobilį? Ar čia nėra svarbu iš tiesų? Gal tikrai ne kiekvienam. Jo, esu tikrai prisirišęs, nes teko ir pačiam daug rankų pridėti prie jo, kad žinoti ir kaip jis yra sukurtas. Kiekvienas išrinkimas, surinkimas viso jo vis tiek. Nes tai įdomu, domiuosi viso šitais dalykais. Tai, žinai, toks jautiems sentimentus sunku būtų iš tikrųjų tai pasakyti viso. Bet tuomet gal būtų kitas projektas. Grįžtam šiek tiek prie Noblo 3 litrų Twin Turbo. 3 litrų biturbo variklis. Skaičiukai, arkliai pabėgę. Pabėgę. Kiek pabėgusių nežinau, kiek gyvų, gal apie 400 gyvų yra. Galima užbūstinti šitą mašiną? Ar čia jau riba? Ne, galima tikrai dar daug jam padaryti ir potencialo yra, nes yra būtent tokių pačių panašių modelių, kurie yra padaryti iki 600 net ir daugiau arklių yra. Tai žinant tai, kad jo masė yra tik tai tona, tai 50-80 kg, tai jo santykinė tonai ir arklio galiom yra labai didelė, žinai. Jo, jį kompensuoja savo. Jo, nes, pavyzdžiui, žinai, kaip ten tas pats Bugatti Veyronas, 1000 arklių, jis ten sveria virš 2 tonų, tai kas tas 1000 arklių 2 tonam yra kažkas. Kur šitas automobilis šią vasarą dar planuojam? Kur galima jį būtų pamatyti? Tik tai iššokai visą renginių šitą? Nu, tai dar tik tai pradžia žiema baigės, tai va, pirmas renginys. Planuojam, aišku, Krauno Auto Show. Jeigu toks Kaune, bus. Ir tikrai bus. Nes praeitais metais buvo labai geras renginys, tai va, rekomenduojam tą renginį. Tai turi kažkokią tai viziją, čia jau mano firminis ir standartinis klausimas. Kokie esate nusipiešęs Irmantai ateityje paveikslą, ką jūs norite savo gyvenime veikti toliau, tai ką galima būtų susijęti su automobiliais, autokultūra, Noblu, renginiais? Dažniau gal
dalyvauti renginiuose, kažkur važinėti. O maksimaliai šitą automobilį nesinorėtų gal kokios trasos Lietuvoje, kuri leistų... Ne, tai su juo esu važiavęs Kačerginėje, bet Kačerginė yra nelabai toks, kaip sakyti, gerų atsiliepimų trasa, nes tenais, kaip tau klaidų neatleis. Tai norint automobilio potencialą visą pajausti, tai yra sudėtinga. Amžina tema Lietuvoje su visais kalbam, kad jo nėra automanams, kur Važiuoja į Lenkiją, Estiją, Latviją žmonės, tie, kurie nori labiau pajaust tą malonumą. Nu jo, Noblui nelabai antikorozinių turbūt išeitų padaryti automobilis. Ne, automobilis šiaip ar taip nesurūdys, nebent pats rėmas, pats jau rėmas, žinai, yra iš metalo, o taip tai yra aliuminis ir stiklo audinys. O sunku prižiūrėti tokį automobilį, ką reikia daryti tokio, be finansinio, kaip sakyti. Pilti kūrą, pasikeisti tepalus ir tiesiog eksploatuoti. O kadangi mažai eksploatuojamas, tai nelabai ką einami dalykai ir kažką ir daryti, nes tiesiog į metus 3-4 kartus į parodas išvažiuojam šiuo metu ir vis. Ar turi bendraminčių, kadangi toks retas automobilis nėra, kad kažkur ten iš kokios Amerikos ar kažkas parašo, sako, aš irgi esu šito automobilio savininkas arba pažįstu, kas jį turi, nesibūrėt į bendruomenės, nėra taip, kad... Yra nedidelės bendruomenės, yra forumas, viską, bet esu paklausęs keletą klausimų dėl mašinos, nes vis tiek mašina yra išskirtinė, jų labai mažai, tai kai kurių dalykų negali žinot, kaip kas padaryta, sukurta, tai tiesiog reikėjo pasisemti kažkokios informacijos papildomos. Grįžkime nuo pirmo klausimo, nuo kurio ir atsispyrėme. Kas būtų, jeigu būtų? Parduotum, sakėjau, šitą automobilį už gerą kainą. Taigi, kokia tai yra Noblo kaina? Šiai dienai, manau, jau kas nors pasiūlytų apie 100 000 eurų, galėčiau parduoti. Už 125 000, čia toks papildomas mūsų komisas. Bonusas. Jeigu kas nori pirkti už 125 000... Turėsite tikrai išskirtinį automobilį, kuris bus vienintelis Lietuvoje ir ten vienetais ant piršto, turbūt vienos rankos skaičiuojama Europoje. Nes netgi šiai dienai Anglijoje, kurie važinėjančių mašinų yra likę tik tai apie 60. Tai jų nėra daug. O pasaulyje 300? Pasaulyje buvo pagaminta bendrai su Amerikos rinka ir Anglijos rinka apie 300 su trupučiu. Jinai turi serijinį kažkokį numerį gamybos? Taip turi. Koks? Jei nepaslaptis. Neišduosiu paslapties. Tik 100 ir sužinosit, koks šio automobilio yra serijinis numeris. O beje, kalbant ne apie pinigus, o apie greitį. Iki 100 šis automobilis įsibėgėja per... Teoriškai per 3,5 sekundės. 3,5 sekundės. Tai kaip 3 litram. Su 2 turbinom ir apie 400 arklių. Tai visai normaliai, manau. Malonumas tikrai geras. Kokių istorijų įdomių papasakoti galėjo su šito automobiliu? Kaip žmonės reaguoja? Kas vyksta apskritai, kai šitas automobilis išrieda į gatves? Daug kas žino, galvoja pagal raudoną automobilį iš formų, kad čia gali būti Ferraris. Taip. Tai čia dažniausiai būna, nes ne visi žino tokį gamintoją kaip Noblas. Tiesiog visus domina, visiems įdomu, fotografuoja iš karto. Aš sulaukiu labai daug dėmesio. Nesvarbu, kad mažai išvažiuoja, bet vis tiek jos sulaukiu. O mano mintis link filosofijos. Nebijokit kartais priimti tokių spontaniškų sprendimų savo gyvenime. Vieną tokį ir aš padariau. Per renginį priėjau ir pakalbinau Irmantą. Per tą laiką mes susidraugavom, susibendravom ir tęsiam toliau. Tas projektas mūsų šiais metais būtent toks, Vilnius Auto Show. Galvoju, kad taip mes vėl susijeisim ir turėsim renginuką 2 dienį, beje, kartu, čia malonioje aplinkoje, praleisim laiką. Aš negalvojau, aišku, kad bus toksai renginys, bet kadangi jis jau yra, tai aš galvoju, aišku, kad mes čia susitiksim ir praleisim maloniai laiką. Super, aš labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad mūsų kelionė... Mes tikrai susimatysim dar ne kartą. Super. Ačiū Juliui ir ačiū Kraunui. Ačiū Irmantui ir Noblui.